Aš. Žmonės irgi laukia, kai pareigūnas pabaigs darbą su Vaitkus. Antradieniais nuo 1 iki 3 kompiuteryje. Ir taip tavo gyvenimo laikas priklauso nuo policijos ir prokurorų. 11 mėnesių. Metai bus 14 mėnesių. Ir vaikų negaliu mažiau. Jie sugalvoja viskas, jie nesvarbu, jis pateikė įrodymus. Vaizdo, garso įrašus. Iškart suverčia, kad tau kažkas negerai. Sugalvoja, automobilių gali vairuoti ir dirbti ir sandais važinėti. Visas teisės. O kai nenaudinga, iš karto kažkas pas jūs negerai sugalvoja. Atsakomybė. Tuoj bus patrėvė, nebeatsakymės. Ką? Tuoj patrėvė. Nu, tada raštu reikės parašyti. Lab. O jūs man galėtumėt atspausdinti tą, ką aš parašiau, ar nelabai, jeigu kažkokiu tai Patys sumušė, kaimynas paskambino, žmona skyrėsi, apšmėdžia, išvežė sergantį, pūlingas buvo galvos nusyto, Bet aš aprašau, kad su uždegimo pralaikė kalėjime, arbatas negavau, po to padarė nuotrauką po 2 savaičių, dabar operaciją darys. Tačiau ir visi apsimetinėja, kad mano sveikata nieko neturi reikšmės. Ką? Nu, kaimynai, kad žmona sukėjo triukšmą, grįžusi po atostogų dėl skyrybų, trenkė koją, inklinavo smūgis kulnų į radiatorių nusikaltimą. Socialinį tinklapį talpinau visus įrašus ir visus įtarimus pateiktus. Skaito gal 100 žmonių ir galbūt tyčiojasi. Pareigūnai padarė pažeidimus, nepildė formų, mano parodymai nebuvo svarbus. Man po to po poros dienos rankos sumuštos. Tas, kuris sumušė, paskambino policijai. Su policija aš jau bilnėjausi jau vasario mėnesį. Aš atėjau. A jūs atėjot? Asmens dokumentų. Aš. Tai va čia kuris. A jau atžymėsi? Jo. Per 6 pakelikė skundų sprendimas metų Vilniaus apygardos teisininkas. Čia susitikti pertraukti. Tai jūs priimkite ir parašinėte. O kur parašinėte?
Ой, планшеты ты покичу. Страшно было? Вы любите вспомнить Рашкина, Одно речення це просто сахійне, а ще є подвойство. Якщо ми будемо що сам Денис Никитич ще принесе біля посильництвом тісму і перевівся, що вживається з смислом, ще в усі поділи. Чи жінок і тіснює піпер до стільців, чи